Kaip pasakytų Viktoras, uspachtik, paėchali Rokiškis, važiuojam, lydų lytus. Esam, galiu pasakyti, lekia merginos jau terasoje, mes atsikėlėm, vakar atvažiavam vėlai, 12 nakties, pasistatėme palapinės, viską ir dabar pradėsim ruoštis kvalifakciniam važiavimui. Kvalifakacinis važiavimas 9:15. O reiks apsirengti iki to, dabar yra 8 ryto. Ir viskas, trasa išpurenta, lygiai pradėsim važiavimus, neužilgo. Tai va, galim eit ruoštis. Ką darai dabar? Išrinkinėjai, blemba. Kodėl? Ant starto pinigų pridrugo? Tik kvalifikacijai šokau per tramplyną, čia finišų ir ant palapinę savo šokau, sulaužiu dabar. Ir viskas. Tai dabar reikia išrinkti. O kaip kvalifikacija pati? Kvalifikacija super. Ką dabar pasakot, kai nuotaikos nebėra, kaip palapinė sulaužyta, ką man čia pasakot? Buvo super, žiauriai smagu, tai buvo žiauriai smagu. Iki dabar. Iki kol grįžai. Nu, ne, šiaip labai super kvalifikacija. Kol kas tokia autostrada jaučiasi, žinai, kad labai visur greita, lygų dar sąlyginai. Nėra tų duobių dar tokių stabdymo, gal tik biški. Bet posūkiai jau daras gilus, vėžės tokios labai geros. Tai pavyko tokių porą posūkių padaryti, kur tikrai savim didžiuojas, kur į vidų varžovas įlindo, aš į išorę visą padariau didelį posūkį, bet tokiu dideliu greičiu, tai toks išlenkiau už posūkį ir pats gerai pasijaučiu. Tai va tokie va posūkiai jie labai patinka ir jeigu tai va sektųsi padaryti daugiau tų posūkių tokių ir neklysti ant jų, tai tikrai labai super varžybos laukia. Ko ir tikiuosi, nes dabar kol kas Open klasė važiuoja, tai jie tų vėžių labai gilių padarys ir bus lengviau gal remtis, nes kol kas dar purūstas smėlis ant posūkių. Bet žiauriai smagios lenktynės su priešininkais, pasidraskėm normaliai. Nemažai Latvijos atstovų atvažiavę yra. Tai tikrai konkurencingi, tikrai greitai važiuoja. Bet mes esam Lietuvoj ir mes parodysim. Let me get down.
Nu ką, pralekėm pirmą važiavimą, jau noriu antrą, jau man išleisto, aš piktas esu. Nes va, ar ne per durną galvą. Ai, bet čia šiek net nėra to. Iškrito su to, ne? Su to visų išsukimu. Nu gerai, einam ieškoti, einam iki parduotuvės, o žiūrėk skėtis. Tai va, viskas buvo smagu. Išvarėm, varėm. Ir tempas toksai ir vis taip krūvoj, pirmi 5 jaučiu buvom krūvoj. Labai smagu buvo, gerai nešėmės. Nu ir ką, ir kurva, spaust rankenėlę. Ir nėra ką spaust. Žiūriu, taip pyst ir iškrenta, eik ten nafik. Dar būčiau kišenį įsidėjęs, bet jau nebespėjau. Tai tiesiog varėm toliau. Tai po 3 ratų visus likusius važiavau be sankabos. Tai tas toksai durnas dalykas, žinai, kada atvažiuoji, nori greitai kažką padaryti. Bet negali, nes nenori užgesinti variklį ir negali užkirsti galinę ratą. Ypač po bangų, kada greit atvariau, šokį ir tu turi staigesnį tą stabdymą padaryti, kad įsisuktum. O tu negali to staigesnį stabdymą padaryti, nes neturi sankabos. Tai toksai, buvo įdomu išties. Bet šiaip nepavargau taip labai, kas yra keista, nes tiesiog tolygiai važiavai, tu nesitampėjai, posūkiuose nesitampėjai niekur. Tai buvo kietai, nu ką. Aš esu piktas ir aš esu pasiruošęs antram važiavimui ir noriu nubausti visus, nes tikrai buvo smagu, bet neišpildė man sankaba visų lūkesčių. Pasiskolinau, ačiū. Ir dabar lėksiu. Jau noriu kaip lėkti. Galva pradeda skaudėti, bus negerai, nes užkais tai bus tada išvispyta. Bet vaistas jau nespėsiu dirbti. O kaip lyja. Blet, kaip nefainai. Akrų koinės tas įmetei. Eik tu. Eik tada. Juokinga situacija, baigėsi kūras. Karoči, liko ratas. Baigėsi kūras. Negalvau, kad tiek daug ryja niekad. Visą laiką užpildau vieną baką ir viskas. Ir važiuoji, ir baigė tas varžybas ir viskas. Dava baigės kūras, ratas liko. Ką, žinau, buvau gal ten kelintas, kažkelintas. Trečias, po to pradėjau. Tai ketvirtas buvau, ir dar norėjau vytis. Baigės kūras. Tai viskas. Tokia sistema prasta. Juokinga. Iškrito rankenėlė, nes atsisuko. Baigėsi kūras, nes neužpylėm. Tai kaip ir viskas, kaltė visa mano yra. Kur sakiau, iš techninės pusės pizda, viskas ledas, dabar tik tai viskas namais priklauso. Jau. O šiaip tai sunkiai, labai trasa. Wow, duobėta labai. Nebėra kur dėti ratų. Duobės. Bet tokios duobės, kad, wow, labai didelės. Tai nežinau, sunku buvo tikrai. Atingė visas, jėgas viską, bet dar būčiau nuvažiavęs, tikrai būčiau ir dar visai gal būčiau pasipriešinęs biškį bent. Ten dar susikabinam netyčia. Bandžiau lysti vidų, aš išgriuvau, galvoju, tai gerai, įlendau ir išgriuvau ir mano problema. Pakeliu galvą ir Simonas guli. Atsikėlėm, išlėkiam, paskui aplenkia vėl. Tai viskus.
į tokį sistemą prastą. Tai va. Tuš! Tuš!